Sveiki visi, labai malonu man čia būti. Ačiū Giedriai už pakvietimą. Pasakot apie Lietuvos energetiką, jos pasiekimus visada yra didelė garbė ir malonumas. Tai trumpai pabandysiu per tas 20 minučių jums papasakot, nuo ko mes pradėjome. Mes tai yra bendrai visa Lietuva, aš dalyvau tik tai tam tikroje dalyje šitų procesų, bet daugelį iš jų mačiau iš šono, domėjausi, tikrai sekiau. Energetikoje esu senai, nuo to laiko, kai buvau konsultantu, konsultavau irgi energetikos sektorių. Vėliau skirtingos įmonėse, skirtingi projektai, mačiau, kaip tie dalykai daromi iš vidaus. Tai atsisukus atgal galiu pasakyti, kad mes Lietuvoje turim kuo didžiuotis. Turim kuo didžiuotis, nes mes ne tik savo valstybės nepriklausomybę atgavom, sutvirtinom, įtvirtinom ją, įstojom į NATO, į Europos Sąjungą, sustiprinom politiškai, bet lygiai taip pat darėm viską ir energetiškai, tvirtinom ir energetiškai, ir visose kitose srityse. Tai aš jums norėčiau papasakoti tą kelionę, kurią mes turėjome energetikai. Ji buvo nei trumpa, nei lengva, nei paprasta. Mes jau turėjome savo politinę nepriklausomybę, bet energetiškai buvome dar labai stipriai priklausomi. Toli gražu neturėjome energetinės nepriklausomybės. O kaip dabar matome realybės pasaulio, be energetinės nepriklausomybės šalis niekada negali turėti realios politinės nepriklausomybės. Negali turėti netikrą politinę nepriklausomybę, bet realiai vis tiek savo sprendimuose būti sukaustyta, jeigu energetika jos yra nelaisva, yra priklausoma. Tai ką mes paveldėjom atsiskyrę nuo Sovietų Sąjungos, tai naftos sektorius buvo pilnai priklausomas nuo naftos tiekimo į Mažeikių perdirbimo gamyklą. 100% naftos tekėjo iš Rusijos vienu vamzdžiu į Mažeikių gamyklą. 100% priklausomybė naftos, kadangi pritaikyti gamybos procesai buvo prie tos naftos, būtent prie rusiškos naftos. Buvo pilna priklausomybė. Dujų sektorius lygiai tas pats. 100% iš vieno vamzdžio keliavo dujos į Lietuvą ir mes buvom pilnai priklausomi, neturėjom jokio alternatyvaus varianto. Ir kas pasekmė, Lietuva jau į pabaigą, jau kai mes jau rimtai supratom, kad dujų nepriklausomybę turim gauti, mūsų dujų kaina buvo didžiausia Europoje, o vienu metu net esam suskaičiavę kažkurį mėnesį didžiausia visame pasaulyje iš tos statistikos, kurią mes matėme. Tai kas yra priklausomybė. Kai tu turi priklausomybę, tavo ir kaina, ir viskas nuo to priklauso. Elektrą mes gaminam Ignalinos atominė elektriniai. Jį pagamindavo tiek, kad užtekdavo pilnai Lietuvai ir dar galėdavom likučius atiduoti kaimynam. Į Baltarusiją, gal atsimenat, pardavinėjome elektros energiją dar tais laikais. Latvija, Estai irgi iš mūsų gaudavo elektros energiją. Stojant į Europos Sąjungą, turėjome Ignalinos atominę uždaryti. Elektros gamyboje didžiulė skylė. Ir mūsų elektros tinklai, matosi tas žalesis, mėlynasis žiedas, brelo žiedas, į Rusiją, į Baltarusiją, mūsų elektros tinklai buvo sujungti taip, kad elektra šitame žiede ratu tekėjo arba į vieną, arba į kitą pusę. Tuo žiedu per Lietuvą, Latviją, Estiją ir atgal į Baltarusiją, į Rusiją ir taip toliau. Balansavimą mums sistemos atliko rusai, rezervus irgi duodavo rusai. Pilnai priklausėm savo papildomų kažkokių pajėgumų, nei balansavimo, rezervavimo mes neturėjom. Realiai mums ir net nereikėjo, nes viskas ateidavo iš tenais. Praktiškai pilna priklausomybė nuo Rusijos. Ir mūsų 4 žingsniai, tai pirmiausia prasidėjo nuo naftos sektoriaus. Gal daugelis iš jūsų atsimena tą istoriją, kai pardavus Mažeikių naftą Orlenui, o ne Rusijos kompanijai, staiga sugedo vamzdis, kuris naftą gabeno iš Rusijos į Mažeikius ir buvo uždarytas remontui. Tai čia buvo, man atrodo, 6 ar 7 metai
iki šiol tas vamzdis yra remontuojamas. Bet jie sakant, jis mums net nereikalingas, dėl to, kad ką padarė naftininkai, pastatė terminalą jūroje, dar naftininkai vadina plūduru, tai tas plūduras turi galimybę eksportuoti naftą į vieną pusę arba priimti naftą. Iš kitos pusės dabar iš esmės naudojamas vien tik priimti naftą, tai per jūrą mes galime bet kurią naftą priimti, sistema atidirbta, nafta tiekiama iš viso pasaulio, turim naftos nepriklausomybę, jeigu reikia benzino, dizelino mes visada turėsime. Tai šitoj vietoj mes pasiekėm naftos nepriklausomybę. Dujų sektorius, tai jau minėjau, pasistatėm suskystintų gamtinių dujų terminalą ir stebuklas, pastačius terminalą, dujų kaina nukrito 30%. Net tie patys rusai iš pradžių dar Lietuvą juk tiekdavo dujas, tik tai karui prasidėjus mes nusprendėm nepirkti iš Rusijos dujų. Lietuvoje yra priimtas įstatymas, mes negalim pirkti iš Rusijos dujų. Ne vienoj šaly taip yra padaryta, viskas eina iš terminalo. Tai kaina yra dabar žymiai mažesnė, mes turim pasaulinės kainas, perkam kur pigiau, konkurencija ir taip toliau. Terminalas pakankamai didelis, gali užtikrinti ir Lietuvos poreikius. Kažkada buvo spekulacijų, kad jisai dėl dujų slėgių, dėl dujų sistemos valdymo negali aptarnauti Lietuvos, vis tiek reikia rusiškų dujų, paaiškėjo, kad nereikia. Technikai rado sprendimą, išsprendė ir šitos klausimus. O galiausiai 22 metais dar ir vamzdį į Lenkiją pastatėm. Tai tokiu būdu Lenkija yra labai rimtas dujinis hubas. Iš ten sueina dujos iš skirtingų šaltinių, ir LNG ateina, norvegiškos dujos ateina. Tai Lenkai tikrai yra saugus dujų prasme, mes saugus dėl to, kad esam prisijungę prie jų. Nebūtinai to reikia, nedaug tų dujų mes importuojam iš Lenkijos. Pagrindė vis tiek viskas eina per mūsų terminalą. Trečioji dalis, tai elektros tiekimas, tai mūsų jungtis. Lietuva svarstė, ką daryti, tuo metu atsinaujinantis dar nebuvo tokie populiarūs kaip dabar. Tų techninių sprendimų buvo mažiau ir pakankamai žymiai brangesni jie buvo. Tai statėme jungtis, pastatėm kabelį į Švediją ir taip pat oro liniją į Lenkiją. Tokiu būdu, dar su jungtimi iš Latvijos pusės, dar prisiminkim, tuo metu dar iš Rusijos importavom, mes užsitikrinom, realiai importavom visą elektros energiją. Viską importavom, nieko šalyje nepagamindom. Nedidelį procentą taip pagamindom, bet tikrai nedidelį. Ir ką toliau reikėjo daryti? Lietuva, kai buvo po referendumo nestatyti atominės elektrinės, pas mus tiesiog nebuvo kito pasirinkimo, tik vystyti atsinaujinančius. O kai žmogus yra įvaromas į kampą ir neturi pasirinkimų, jisai tada veikia greitai, aktyviai, agresyviai. Ir mums tas pavyko. Mes tikrai buvome įvaryti į kampą, kitą variantą neturėjom. Labai greitai pakeitėm daug įstatymų, palengvinom įstatymus, vystyti atsinaujinančius. Ir Lietuva dabar pagal augimą praėjusiais metais buvo lyderė Europai. Ir pagal tas tendencijas, kurias mes matom, jau dabar mes iš atsinaujinančių šiai dienai virš 50% pasigaminam. Ateityje įvykdžius visus kitus projektus, kurių yra nemažai, galit pamatyti. Tiesiog, kad jūs įsivaizduotumėt, Lietuvos maksimali apkrova sistemos yra 2 gigavatai. Čia 2 gigavatai yra pačioj, va tas 2, dvietukas. Tai jeigu saulė šviečia ir vėjas pučia, tai mums užtektų 2 gigavatų. Vasario mėnesį yra didžiausias Lietuvos elektros vartojimas, teoriškai užtektų tiek. Bet, aišku, vėjas ne visada pučia, saulė ne visada šviečia, dėl to reikia daugiau. Ar tiek daug, kiek mes jau turim sudaryti sutarčių, tikrai čia yra labai daug. Visi jie nebus pastatyti, bet kokiu atveju jau mes dabar prognozuojam, kad Lietuvoje greitai ateis laikas investuoti į pramonę, kuri vartoja elektros energiją. Mes energetikai jau visus judinam, siūskit, kas galėtų vartoti elektros energiją. Mums reikia dar vartojimo, didesnio vartojimo, kad būtų stimulas užbaigti visus šitos projektus.
Aišku, kuo daugiau yra vartotojų, tuo labiau krenta elektros kaina, nes jinai yra dalinama ant viso vartojimo ir taip toliau, ir taip toliau. Tai atėjo tas laikas, kai mes žiūrėjom, kur čia nepanaudotos elektros energijos, dabar ateina tas laikas vartojimo. Tai su visais duomenų centrais, su dirbtiniu intelektu, matom, kas dedasi Vokietijoje, Belgijoje, kitose šalyse, labai stipriai plečiasi duomenų centrai, pas mus jų dar nėra. Tai tikrai pirmieji iš jų bus sėkmingi ir mes jau matom, kad elektros kaina Lietuvoje turėtų mažėti. Ir tai jau po biškį tampa problema, kurią reikia spręsti. Vieną galiu pavyzdį pasakyti, Lietuva vienintelė Europoje, ir aš negirdėjau tokio pavyzdžio pasaulyje, tik niekad nesinoriu suklysti, dėl to negarantuoju, kad pasaulyje to nėra priimta sprendimą. Litgrido strategijos departamento specialistai paskaičiavo, kad Lietuvoje saulė ir vėjas sutampa tik 5% laiko. 5%. Reiškia, mes turim arba vėją, arba saulę. Energetinė prasme, kai yra gaminama elektros energija. Todėl mes priėmėm sprendimą į vieną liniją leisti prijungti 100% galios vėjo ir 100% galios saulės. Visam pasaulyje yra leidžiama tik vienas. Pavyzdžiui, linija 100 MW, tai gali prijungti 100 MW vėjo. Arba 100 MW saulės. Mes leidžiam 100 saulės plus 100 vėjo, dėl to, kad statistiškai jie nesusikerta ir mūsų linijos nėra perkraunamos. Pakankamai drąsus sprendimas, kol kas jisai pasiteisino, bet ką tai duoda? Daug kas kalba, kad elektros tinklas nepakankamas, nes negali prijungti daug. Tai mūsų tinklas vien dėl šitos matematinės formulės padvigubėjo. Tai yra milijardai sutaupomi, nereikia naujų linijų tiesti, mes į tas pačias linijas galim prijungti. Ir dar yra technologijų, kurios fiziškai matuoja, kaip teka elektros energija, ir galbūt įsitikinsim, kad net ir ta pati 100 MW linija gali 120 MW praleisti, tai dar daugiau leisim prijungti tą pačią liniją. Yra tie fiziniai matavimai, nuo temperatūros tai priklauso, žiemą daugiau gali perduoti, vasarą mažiau. Galima ieškoti sprendimų, tai irgi vėl sutaupyti milijonai, šimtai milijonų. Energetikoje viskas brangiai kainuoja. Tai tikrai didžiuojamės tas, kas Lietuvoje pavyko su atsinaujinančiais. Ir galiausiai sinchronizacija. Taip, čia turiu tik vieną skaidrę, bet tai tęsiasi dešimtmetį, daugiau negu dešimtmetį, daugybė projektų, 41 projektas. Lietuvoje daugiausiai jų buvo padaryta, palyginus su Baltijos šalim beveik dvigubai daugiau negu Latvija ir Estija. Per mus vis dėlto sinchronizacija vyko. Iš esmės tinklą, kuris buvo nukreiptas į rytus, susijungti su Baltarusija, su Rusija, mes perkonfiguravom į pietus ir į vakarus. Tai viską perstatyti, linijas perstatyti, sinchroninius kompensatorius, šuntinius reaktorius. Daugybė dalykų reikėjo investuoti, perstatyti. Labai gerai, kad ES sumokėjo didžiąją dalį. Kol kas viskas kainavo 1,6 milijardo, 60% ES sumokėjo. Dar statysim jungti su Lenkija ir jungti su Lenkija dar 200-300 milijonų mums turėtų kainuoti. Ir kas toliau? Kas tada mūsų laukia toliau? O toliau laukia kiti svarbus dalykas. Labai daug, aišku, detalių apie šitą negaliu sakyti. Tai yra kritinės infrastruktūros saugumo stiprinimas. Kritinės infrastruktūros saugumas, mes matom, kas darosi Ukrainoje, mūsų specialistai važiuoja į Ukrainą, žiūri, kas darosi ten, kaip pastatės, transformatoriai, kita svarbi įranga yra atakuojami, kas juos sužeidžia, kas juos apgina. Ukrainiečiai išbandė eilę įvairiausių dalykų, tiek nuo fizinių, elektroninių ir kitų dalykų apsaugų, kibernetinių. Ir tai yra ateitis. Mes numatom, kad sekančius 3, 4, galbūt net 5 metus tikrai nemažai bus investuota šitą kryptim. Tai pirma, aišku, fiziniai barjerai, mūsų pastatas pasikeis, vaizdas jau bus kitoks. Dabar jos tokios sterilios, sakykime, tuščios, ten keli stulpeliai ir viskas. Bus sienos, koncertinos, stulpai virš jų, geležiniai tinklai ir taip toliau, ir taip toliau. Daugybę dalykų pamatysim. Lygiai taip pat ir pačios sistemos valdymas reikalauja didelių adaptacijų.
taip jau sutapo, kad su atsinaujinančiais mes turėjome Ispanijos blackoutą, daug kas iš jūsų girdėjot. Tai nėra, jis tikrai nėra sąlygotas atsinaujinančių kaip tokių. Čia irgi legenda sako, kad Saulės energija netvarkinga, dėl to taip tas blackoutas įvyko. Ne, iš tikrųjų buvo dėl kitų sisteminių dalykų, nepalaikomi sistemos parametrai. Taip, tai buvo susijęs su Saulės generacija, bet Saulės generacija reikalingi tam tikri reikalavimai. Pavyzdžiui, Ispanijoje nebuvo tam tikrų reikalavimų, kurie pas mus visada buvo, kiek turi tie patys Saulės gamintojai dalyvauti sistemos stabilume ir taip toliau ir taip toliau. Yra eilė techninių sprendimų, kuriuos išmokus tas pamokas mes irgi privalome padaryti. Tai taip jau sutapo, vienas, matom Ukrainą, kur yra nuolatos daužoma, o elektros sistema kaip gyva, taip gyva. Iki karo niekas iš mūsų neįsivaizdavo, kad elektros sistema tiek daug gali atlaikyti. Tas, aišku, mus ir drąsina ir matom pavyzdžius, kaip tas daro. Taip kad ir pats sistemos valdymas inovatyvėja, naujėja. Mes turim pasiekti tokį būdą, kad priešas net nežinotų, kurią vietą smogti, kur tas yra centras, kur yra smegenų centras, kur yra valdymo centras. Ir tai padarysim, kad jie to nežinotų. Kad jis galėtų būti praktiškai kaip hidrai vieną galvą nukirti, 3 išauga ir panašiai ir panašiai. Tai labai dirbam valstybei, tai yra labai aukštas prioritetas. Mobilizuotos visos struktūros tam reikalingos. Ukrainiečiai pas mus patys atvažiuoja, parodo, papasakoja. Karas baigsis, tikrai iš jų labai daug mokinsimės, jau dabar daug perėmė. Ir šitas rytis yra judantis taikinys, kadangi kiekvieną dieną priešas viską nors naujo sugalvoja, reikia naują gynybos sistemą statyti. Čia sekančių 3, 4, 5 metų turbūt pats didžiausias darbas. Tai taip padaryti, kad įvykus ar sabotažui, ar nedaug dievė kažkokiam nedraugiškam veiksmui, mūsų sistema atlaikytų. Taip pat kaip atlaikė ukrainiečiai. Taip, jie turi atominių elektrinių neatakuoja, dėl to elektros vis tiek tam tikras procentas yra Europos palaikymas linijos ir taip toliau. Tai šita dalis mūsų yra labai svarbi ir tai yra sekantis didieji darbai, kurie įtvirtins mūsų energetinę nepriklausomybę. Tai tiek, ačiū Jums. Ačiū Rokai, atiduodu šitą. Ir natūralu, kad turim tikrai nemažai klausimų, tai kadangi dar yra šiek tiek laiko ir pamėginsiu juos užduoti, šiek tiek susisteminės. Ir štai turbūt dauguma tokių klausimų yra susijusių su būtent su saugumu, ką jau Rokai šiek tiek kalbėjot, bet kaip apskritai yra užtikrinamas ir Būtingės terminalo saugumas, ir dujų ir naftos terminalo saugumas, ypatingai dabartinėme geopolitinėme kontekste, ir ar būtų alternatyvų, jeigu mes netektume šitų vienetų? Eilė yra sprendimų šiem dalykam. Aišku, aš už visus sektorius neatsakysiu, kadangi tik elektrai dalyvauju, tik elektrą matau šiuo metu. Tai taip, svarbiausi objektai yra saugomi ir kiekvienam objektui, jo netikimui yra ruošiamas planas B. Tai yra kaip ir lygiai tas pas kaip Ukrainai. Jeigu vienas objektas sunaikinamas, pavyzdžiui, miestas perjungiamas prie kitų linijų, visa elektros sistema yra statoma tokių linijų dvigubinimo principų. Nėra taip, kad, pavyzdžiui, Klaipėda kaba ant vienos linijos ir Vilnius kaba ant vienos linijos. Ne, yra skirtingos linijos. Jeigu viena, pavyzdžiui, sugadinta, tarkim, iš Elektrėnų į Vilnių einanti linija sugadinta, toliau lieka iš Nemenčinės pusės ateinanti linija, tuo tarpu reikia greitai suremontuoti. Tai tarkim, mes turim tokius pakeliamus stulpus, tarkim, jeigu tie elektriniai bokštai, jeigu nugriūna jisai, tai mes turim tokius sprendimus, kad, pavyzdžiui, atvažiuoja ir per 32 valandas laikinus pastatai, elektrą sujungia, o tada viskas, sistema jau veikia, jinai gali tikrai ilgai veikti. Taip. Na ir tada jau atvažiuoji, tada per savaitę jau statai tą geležinę atramą jau vėl perjungia. Ilgalaikė. Tai trumpalaikių tokių greitų sprendimų yra. Visa kita įranga be abejo yra kaupiamos atsargos. Tai jeigu, pavyzdžiui, nežinau, nedaug dėjo transformatorių susprogdino, atveži pastatai kitą.
šuntiniai reaktoriai tas pats, valdymo centrai tas pats. Viskam yra vienoks ir kitoks sprendimas. Arba iš kitos vietos užmaitinama, arba randama alternatyva, atstatoma. Taip, kad per kiekvieną tašką einam ir ieškom tų sprendimų. Keli tokie vartotojiški klausimai. Štai vienas. Ar tai, kad didžioji dalis saulės elektrinių yra kiniškos ir potencialiai gali būti išjungtos, gali kelti grėsmę elektros sistemai? Taip, teoriškai tokia tikimybė yra. Nebuvo dar kol kas niekur pasaulyje tokio įvykio, kad Kinai paimtų ir atjungtų. Ten, aišku, Kinija yra skirtingos įmonės, bet taip, šita rizika egzistuoja ir Lietuvoje yra priimtas įstatymas, kad jeigu saulės elektrinė viršė 100 kW, tai iš išorės prie valdymo sistemos priėjimo neturėtų būti. Tai ar jinai kiniška ar nekiniška, tada jau netaip svarbu, nes iš per atstumą tu negali prieiti ir valdyti. Tai mažas elektrinės taip, kol kas dar neišspręsta, bet didžiosios tai jau yra Lietuvoje įstatymai. Beje, irgi mes vieni pirmųjų Europoje, net buvo konferencija, kur užsieniečiai ateidavo mokindavosi, imdavo tos mūsų įstatymus. Irgi toks vartotojiškas klausimas. Ar energetikos sektoriui yra naudinga, kai gaminantis vartotojas ne tik gamina, bet ir kaupia elektros energiją savo reikmėms, o į tinklą perduoda tik tai perteklių bei iš jo pasiima tik trūkstamą kiekį? Čia tobulas sprendimas. Čia yra energetikos ateitis ir mūsų visų svajonė, nes vien tik tai pleškinti ant savo stogo, viską atiduoti tinklą, kai tau nereikia, o kai tau reikia iš tinklo imti, tikrai nėra pats ekonomiškiausias sprendimas. Taip, jis yra pigus Lietuvoje dėl mūsų įstatymų, dėl to, kad skatinti saulės elektrinę, bet ateitis be abejo yra pasigaminti, savo susikaupti, savo vartoti ir tik tai likučius į tinklą pirmin atgal stumdyti. Tada ir tinklas stabilesnis, netaip apkraunamas, tada gali dar daugiau atsinaujinančių paimti. Čia yra ateitis. Kiek buvo pasipriešinimo atsijunginėjant nuo Brelo, ypatingai iš tam tikrų politikų ir interesų grupių, kuriuos galima pavadinti Lietuvos energetinės nepriklausomybės nedraugais? Kad taip labai tokio galingo pasipriešinimo, kuris kažką būtų lėmęs, ne. Be abejo, buvo tų atskirų politikų, kurie visai bandė trukdyti, tą darė vos ne visą savo politinę karjerą. Bet šitoj vietoje aš visada šitą klausimą apsuku į kitą pusę. Mes matom daugybę valstybių, ypač posovietinių, kuriuose priimti sunkius energetinius klausimus yra sunku dėl opozicijos. Pasižiūrėkim toj pačiai Moldovai, kaip sunkiai, koks ten tas balansas toks. O Lietuvoje, kas ypatinga mūsų valstybėje, kad mūsų politikai, kad ir kokios partijos buvo valdžioj, energetiniam sektoriui linija buvo išlaikyta visus 30 metų. Tarp politinių partijų aiškus buvo susitarimas, kad tai turi įvykti. Tarp pagrindinių, marginalų visada yra, bet tarp pagrindinių visada buvo. Ir dažnai ir užsieniečiai atvažiuoja iš kitus, sako, kaip jums lietuviam pavyko. Tai mano pirmas atsakymas yra, kad mes sugebėjom susitarti politiniam lygiui. Ir politinis lygis tiek metų metodiškai tą išlaikė. Taip, mes aišku paskaitom kiekvieną dieną koks nors skandalas, bet žinot, čia tas rūkas aplinkoje eina, bet pats traukinys jis važiavo. Ir iki šiol jis sėkmingai važiuoja. Tai mes tuo tikrai galim didžiuotis, nes kiek projektų man teko prisidėti, ir ta pati sinchronizacija, ir SGD terminalas, visur buvo valstybinio lygio palaikymas. Premjerai, ministrai, merai, visi padėjo. Tai tikrai aš iš vidaus mačiau, tai kaip tik ta stiprybė ir vienybė ir to didžiuojas, nes daugybei valstybių to nepavyko. Rokai, ir paskutinis klausimas. Vis dėlto, ko šitas maratonas į mūsų energetinę nepriklausomybę mus išmokė apie planavimą, strategavimą, apie drąsą ir kaip mes galėtume pritaikyti kaip valstybė šitas pamokas ne tik energetikoje, bet ir kitose sektoriuose? Kažkur aš tokį posakį girdėjau, jis man yra įstrigęs, nežinau, ar jums jisai kažką sakys ar ne, kad dalykai vyksta. Jeigu tu planuoji ir į tolį ir dėlioji žingsnius, tie dalykai vyksta. Tiesiog reikia daryti, planuoti ir dalykai vyksta. Mes dažnai, oi noriu to, o nieko nedarom. Tai
labai svarbu suplanuoti metodiškus žingsnius, o po kiek laiko žiūrėk ir koks tavo rezultatas matosi. Taip, kaip sakoma, klasikinė nežinoma filosofo citata. Dalykai pasidaro darimo būdu. Niekaip kitaip. Niekaip kitaip. Ir dar pridėčiau didelio spaudimo visiems, kam tai gali daryti. Mes tikrai Lietuvoje, kam mokam, tai ir savęs spausti, ir kitus aplinkui, ir tas spaudimas duoda rezultatą. Jokiais gal skamba jokingai, bet iš tikrųjų tas didysis spaudimas, kaip vieni mes spaudžiam kitus, rezultatai tada įvyksta. Tai tas toks švelnus, net ne švelnus kartais, sakyčiau, spaudimas, jisai yra veiksmingas, kaip kažkas buvo pasakęs, spyris į užpakalį, žingsnis į priekį. Ja. Spyris į užpakalį geriau už gerą žodį. Rokas Masiulis buvo su mumis, ačiū labai, Rokai. Ačiū.